Rytas. Trečioji diena. Tikiuosi bus nuostabi. Dabar jau ganėtinai šilta. Ilga diena bus, bet pradžiai turim pabandyti pusryčius dar vieną kartą. Tikiuosi, šį kartą bus geriau nei vakar. Einam kartu. Buongiorno. Keista tai, kad nėra jokių daržovių, jokių absoliučiai nieko. Gerai, nulėkščiu ir ką nors reikia prikrauti. Captain, we have a problem. Pusryčių metu aš tikrai esu laimingas, kad rytoj mūsų paskutinė diena, nes, nėra ką valgyti. Šitą aš nevalgau, negalima man, o čia, iš tikrųjų, viskas yra tai, ką aš nevalgau. Žinot kodėl? Todėl, kad nėra šaukštelių. Bet skanu, bent jau. Ką jis ten daro? Girdi viską. Išvaikit automobilį. Welcome to Maranello. Museo Ferrari Maranello. Three persons. Thank you. Perfect. Viskas išėjimas, kaip ir vakar gali susimokėti pinigėlį ir padaryti nuotraukytę mašinai. Ir kaip ir pabaiga patiko, galbūt Pagani patiko labiau, bet simuliatoriai vėl. Einam suvenyrų pirkti. Souvenir shop. Oba. Nu ką, tiek tų įspūdžių iš Ferrari muziejaus. Visą epizodą pažiūrėsite, jeigu norėsite Fino Garage kanale. O kol kas turim dar daug nepadarytų darbų. Judam į priekį. Test drive, pit lane. Cheap Ferraris. Nuotrauką man padarykit. Lamborghini irgi padarysim. Sakiau, gale video pasakysiu savo nuomonę, bet va dabar su Stasu Žilva einam, ar būdu sako, kad Pagani nors ir mažiausias patiko visiems. Daugiausiai vakarykštės Ferrari, ten mažiau žmonių, bet kažkaip taip subtiliai faina. O šitas, popsas visiškas, nes va, einam, eilės nesibaigė ir tik tai didėja ir ten, patys matėt, minios žmonių ir kažkaip labai popsova. Ir kas man nepatiko gal šitam muziejui, kad čia mažiau klasikos. Man patinka tokios senovinės mašinytės. Čia, kur vakar buvom, tikrai buvo jų
didelis asortimentas, jeigu galim pasakyti. O čia, formaliai viskas faina, bet minė žmonių nėra kur praeiti. Einame suvenyrų parduotuvėje, nori kažką pirkti, gal nepirkti, nežinau. Aš nesu Ferrari fanas, bet paspoksot galima. Čia geriau. Tá aqui mais, capacete, tá aqui mais. Não está a perceber, vamos ver. Eu quero o novo clérigo. Porsche. Alergija man prasidėjo. Keista, kad Italijoje, keista, kad gegužės pradžioje, nes dar anksti po mėnesio tik tai turėtų, bet jokių vaistų nepasiėmė nieko, bet dabar čiaudau, nosis bėga. Bet tikiuosi, kad pagerės ir neišsigąskit mano raudoną nosimą. Žilvinas rūpinasi Sergejum. Prašau. Į sveikatėlę. Sveikatėlės čia nedaug, bet ačiū. Cheers! Stasas sako, gal čia alergija tau ant Ferrari? Tai jo, gali būt, nes ne vieno Porsche nemačiau čia. Indian Scout. Sekta. Yo! It is Bugatti Veyron. Yo! Super Sport Veyron. Ma il Monte Carlo, guarda. V16. No, Montano, ma Monte Carlo. W16. Volkswagen. Das Auto. Štai mūsų autobusiukas, 45 minučių kelionė aplink gamyklą ir testinę Formulės 1 trasą, arba sportinių automobilių trasą, bet aš iki šiol nežinau, ar leidžiama filmuoti tiksliai ar ne, arba kažkas leidžiama. Tai arba atsijungsiu dabar, arba kažką gražaus jums parodysiu. Ką tik įėjus autobusą, man pasakė asmeniškai, kad negalima filmuoti ir fotografuoti, taigi turiu išjungti kamerą dėja, bet pasidalinsiu įspūdžiais, nieko nepadarysi. Tokios sąlygos. The entrance of Ferrari factory is across the street in front of us now. So in our racing department is where we are just working on racing cars, sports cars. Here inside the factory straight live cars. So totally independent and separated even physically. And the mother of Baracca just few years later on when she met in Ferrari. Kur testuoja modelius, bet netikrus, bet matmo viens prie 2, viens prie 6. Finito. Bye bye. See you later. Not that bad. Patiko. Iš tikrųjų įdomu labai. Not. Žodžiu, supratom, kad Schumacheris buvo the goat. Bomba. Raudonas, bet ne Ferraris, tai Iveco. Grįžom, turas kem 5 minučių, bet biškiai užtrukom ilgiau. Tai iš pradžių nuvažiavom į Ferrari tą gamyklą, 4000 kvadratinių metrų, tokiai pats atskiras miestas. Tenais netgi benzo kolonkę savo turi. Tai va, 6000 darbuotojų, beveik viską daro vietoje ir dažo mašinas, ir departamentas, metalo apdirbimo cechai ir... Kėbulas tik pasakyk. Iš Modenos kėbulus vežasi. Dažo tenai. Nežinau, Modenoj daro kėbulus, atveža čia ir čia dažo. Čia dažo šasi, taip pat renka variklius, taip pat gamina variklio komponentus, lėja
iš metalo, nu, nerealiai. O po to nuvažiavom į Fiorano lenktyninį trasą, tenais aplink irgi visą infrastruktūrą, kur jie laiko sportinės mašinas klientų, kur testuoja Formulės 1 automobilius, parodė mums namą, kur Michaelis Schumacheris gyveno. Viską absoliučiai uždrausta filmuot, gaila, bet jeigu būsit čia, nepagailėkit 25 €, 10 iš 10 tikrai verta tą valandą skirti, nes tai istorija ir ganėtinai įdomi itališka istorija. Taigi, judam toliau. Hebra nuvarė fotkintis prie Ferrari varto, Ferrari gamyklos, o aš eisiu į kavinę, suvalgysiu ko nors. Leisiu savo paišlaidauti. Hello. Just this? Just this. Yes. 7. Dabar po valandos Stasas turės pasivažinėjimą su Ferrari. O mes pačilinsim. Mama? Paėmiau latte kavos, čia Ferrari muziejų ir žinokit, ko gero skaniausia latte kava, kurią esu ragavęs kada nors. 2,50. Kaip jaučiasi? Popietė ir viskas, nėra eilių, baigėsi. Reikia popietai, o ne rytais. Ferrari visur. Opanki! Video in the shop. When you open the door, take care the other car. Okay. Hello, Hello. people. This is your. Nudažyti šaligatviai atrodo įdomiai. Ferrari ristorante. Siesta until 6:30. Nu kaip vidurinio amžiaus krizė gyvena? Oi, dieve mano, shit happens. Labai gerai, vidurinio amžiaus krizė nepasisekė, mes neeinam į Ferrari restoraną. Vamos, bet dar važiuojam. Atrodo. Kažką baršką viduj. Mes turim savo, nu, Ferrari, bet biški tokios lyvesnės spalvos. Ai, blėt. Seatinį, važiuosiu zadį. Ojojojoj, kaip čia. Nu, pardaryk. Žaliakai, jisai. Privažiavo. Seat Power. Ferrari Power. Pafilmuok įėjimą į Ferrari. Ferrari Factory Power. Entrance. Vat. Virtual Sex. Virtual. Man nerašo, kad baiting. Palauk, kad tai gal ir dropą man reikia kažkiek. O, va. Virtual Sexual. Ai. Virtual Sexual Communication. Ir paėmiau aš. Ne.